Sveiki, tamstus, su jumis kanalas 1 ant 1, aš Raimis. Ir ką, šiandien norėjau paminėti naujas ant, bet ne. Prekė atkeliavusi iš aukciono, buvo pirkta dėžė. Pirma dalis video bus tiesiog atidarimas, parodimas būtent pačios prekės, kas atkeliavo. Ir antra dalis jau bus būtent ta, apie prekę kažkas papasakos, veikia, neveikia ir ką galima gauti būtent už šios pinigus, veikianti ar neveikianti ir kaip su ją elgtis, ne? Ir ką, pirma dalis video bus būtent tokio formato, kadangi neturiu aš tiek vietos, kad įtalpinti tokią didelę dėžę. Ir greičiausiai bus pagreitintas video, ne tiesiog parodyti ant greitų, kas atkeliavo. Ir tiesiog foninė muzika šiek uždėta, ne, ir matysit tiesiog be garso, mano rankas. I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. Nostalgia, you're an echo in my head. Oh, nostalgia, like a symphony of our memories. Oh, nostalgia.
Ir ką, noriu pažymėti, jog prekės tikrai ne karvę kainuoja, ne? Kai kurios prekės net buvo pirktas už 1 centą. Ir pagrinde tai, jog tu moki už pristatymą už svorį. Kai kurios prekės buvo pirktas kaip lotai, tai yra kelias prekės viename. Tarkim, štai šitas ir štai šitas, ne? Buvo pardavinėjamas kaip lotas. Faktas, kad va šitas dalykas niekam nereikalingas ir tu tikrai neparduosi. Švilpukai vėlgi sąlyginai koks euriukas, ne, maksimum ką gausi. Aš taikiausi būtent iš tuos silikoninius, cupcakes, ne? Žiūrim, ką čia turim. Taigi. Turim 24 vienetus. Silikoninės formelės. Aš taip atrodo. Nežinau, ką čia daugiau apie jas pasakyti. Tiesiog va tokias formas. Čia pas mus atkeliavo šitaip supakuoti švilpukai. Nežinau, ar tas aktualu ar ne, bet, dirba. Net nesizduoju. Po 5 centą, ne, kokių tikrai gal ir nueitų. Vėlgi kelių spalvų. 4 juodi. Na taip, 4 rožiniai, 4 oranžiniai, 12 vienetų. Čia pas mus yra čia yra lipdukai. Ir čia yra, matot, tiesiog tokios kaukės, būtent kaip ant pagaliukų, ne? Na, bandom toliau žiūrėti. Galbūt kažkokiam tai teminiam vakarėliui. Net, kažkokie tokie. Taigi, žiūrim toliau. O štai tokie dalykėliai, iš tikrųjų buvo 6 vienetai. Du mėlyni. Vienas toks, visų spalvų, įvairių spalvų. Iš tikrųjų buvo 6 vienetai, kaip ir minėjau. Jau 2 vienetus mano vaikas, kaip sakant, paėmė savo. Iš tikrųjų net neįsivaizduoju. Ką čia galima daugiau pasakyti. Na, manau, po 2-3 eurus vienetas tikrai iškeliaus. Žiūrim, štai čia turim tokį dalyką. Čia buvo pirktas vienas didelis lotas. Iš tiesų, čia jų pas mus, taip išdėsiu kiek. 22 vienetai. Tai kas čia vidai? Čia vidai yra tempered glass, tai yra apsauginis stikliukas jūsų video foto kamerom. Ne? O tai galiu parodyti. Matome 3+1 pack. Net nesidaugau, kuris atidarytas ar bus. Na, anyway, kiek žiūrėjau, kiek tikrinau, o toksai dalykas kainuoja apie 10 eurų vienas. Kai suprantu, čia yra keli vienetai vidui. Bandau aš kažkaip čia jį atidaryti. Parodysiu. Kaip suprantu, turim Canonui T7 R100, Sony Canon T7, žodžiu, T7 vėl dėja, vėl 7, Canon M6, žodžiu, įvairiam foto video kameram skirtos apsauginiai stikliukai. Vėlgi šitą prekę iškeliaus į eBay'ų. Norėtų tikėtis, jog. Na, jeigu ne pavienetą, tai visą lotą tikrai parsiduos ir tokiu net neįsivaizduoju. Jeigu vienetas kainuoja apie 10 eurų, galbūt už 22, kokie 100 eurų galbūt ir bus galimybė gauti. Taigi, turim šitą tokį dalyką. Nelabai įsivaizduoju, kaip čia per akis. Ne. 3 servetėlės šlapės drėgnos, 3 dust removal, ne.
ir makulatūra. Ir kągi, 3 stikliukai. Žiūrim. Paprastas stiklas, apsauga. Kaip suprantu, eina po 3 komplektus kiekvieną stiklą. Taip, po 3 komplektus, būtent, kaip suprantu, kameros jūsų ikrai žiūrit, ką filmuojat, būtent apsauga. Tokie dalykai, jei kažkam tinka, patinka, norėsiu galite skirti, bet ne. Šitas daiktas visas pirktas aukciono būdu. Taigi, va tokie dalykai, 22 vienetai, manau tikrai atsipirks. Judam toliau, sutvarkau, grįžtam. Noriu dar pažymėti kai kurie lotai, tarkim, kaip va šitie vat kamaliukai. Jie buvo pirkti kaip nauji. Tai yra dalis, va tokių daiktų, kaip šis ir su lipdukais, kur yra užklijuoti. Bandau dabar surasti ir nerandu, ne? Žodžiu, anyway, pamatysit geltonį lipduką, kur išklijuoti, tai yra prekia returnas, o kai kurie lotai buvo pirkti kaip nauji, tai yra nenaudoti, bet vėlgi noriu paminėti, jog nauji daiktai kainuoja kur kas daugiau ir aukciono metu statymo kaina tikrai yra didesnė negu grąžintų prekių. Kaip jau būtų keista, šitą aukcioną pirkau ne pirmą kartą ir šį kartą prekės, kurios atkeliavo, visas jos dalinai veikia. Dalinai tai reiškia, kad vienai per kitaip jos veikia ir savo funkciją atlieka, ne? Tai yra, jeigu Bluetooth kolonėlė, jinai groja veikia, bet kažkoks tai minusas tenais, kiek mačiau, yra su laikrodžiu. Ok, taigi žiūrim. Aš toks dalykas atkeliavo Bicycle Mount, tai yra būtent jūsų dviračio laikiklis. Žiūrim, kas čia. Turim štai tokio. Vėlgi, greičiausiai bus obaliukas, jo. Aš tai taip, užsifiksuojant obaliuką. Prisispaudžiam, čia mes turim jo, dirželį, čia gumas, būtent paminkštinimai jūsų, kaip suprantu, bicycle rėmai, ne? Tai yra dviračio rėmai. Pasidaro tokį kaip reikia, įsispaudžiat štai čia ir jisai laiko. Jeigu jums trūksta, jeigu jūs turit siauresnį būtent tą rėmą, jūsų tą, nežinau, geležinį ar kokį tam aliumininį, jis yra daugiau šitų gumelių. Žiūrim toliau, aš taip jisai įsitraukia. Ir čia mes turim štai tokį fiksatorių. Taigi, įkištam į vidų telefoną. Užfiksuojam ir va štai šitas dalykas neleisiam iškristi. Ne. Tai va tai visai reikia. Taip pat turim štai tokį daiktą. Nanomis spray. Nelabai įsivaizduoju, kas čia tokia, jokios makulatūros nėra. Prekė greičiausiai buvo grąžinta. Ir ką? Kaip suprantate, jis pasikrauna. Kažkokias čia tarpinis yra, kažkokie tigriukai. Matom, štai čia, jeigu matot, užsifiksuoja. Paspaudus greičiausiai turėtų purkšt, bet nelabai įsivaizduoju, ką jisai gali purkšt. O čia tarpinė. Anyway, kažkoks įdomus daiktas. Tarpinė yra greičiausiai, čia skysčio kažkai prisipilat, tai yra būtent, kaip suprantu, kvepalų. Paspaudus, jisai turėtų purkšt. Pasikraunamas. Pabandysiu kažką daugiau parodyti, jeigu gausis, jeigu jisai veikia. O toks dalykėlis. Toliau žiūrim. Taigi, grįžtam prie šitų kamaliukų. Šitie kamaliukai iš tikrųjų buvo pirkta kaip nauja prekė. Dėl ko, man atrodo, sumokėjo apie 6 eurus. Buvo 6 vienetai po 2. Net neįsivaizduoju, kodėl tai kainavo brangiai, ne? Na, tiksliau, jų kaina brangi. Va tokia vieneto kaina, tai yra su 2 porom, apie 30 eurų kainuoja nauja. Noriu tikėti, kad čia kažkoks, tai nežinau, ekskliuzyvinis žaislas vaikams, kuris kažką tai daro, nežinau, tobulai. Kiek žiūrėjau, kiek žaidžiau, jog šokinėja jisai ganėtinai aukštai ir ganėtinai ilgai. Vėl padarysiu antrą video, jau kaip jisai, na, šokinėja, ne?
ir kažką pabandysiu, nežinau, papasakoti, kodėl jis toks brangus, ne? Bam bam. Taigi, lampelį žiūrim toliau, va šitokie daiktai. 1, 2, net nežinau, gal 21, tai ne, tarkim. Tai yra money box. Bandau atidaryti vieną parodyti. Ir gerai suprantu. Va štai čia dedasi jūsų būtent pinigai. Tai yra dedasi po kažkiek kupiūrų. Ir pagal faktą turėtų toksai dėžutės stovėti. Jūs traukiat ir iš ten pinigėlį trauksi. Tai yra iš tai va šitos dėžutės. Kaip suprantu, jau taip reikės lankstyti. Sudėti aš tokius daiktus kažkokiu tai principu, ne? Ir va, štai per šitą vat, maždaug tai va traukia ir tie pinigai kaip ir viens pasakyti ir važiuoja, ne, pas jūs. Žodžiu, money boxas, parodysiu, kaip tai veikia, jeigu pavyks, jeigu ne. Pradėsiu video kažko panašaus, jeigu surasiu iš AliExpresso ir parodysiu, kaip tas veikia. Žiūrim toliau, va šitą daiktą turim. Aš esu, kiek žiūrėjau, visi vienos tos pačios New 1023. Čia pas mus yra štai tokias vat papuošimai, ne, lipdukai jūsų langams, va šitaip jie atrodo. Va štai čia gali pažiūrėti. Ne, žodžiu, lipdukai, kurie klijuojasi ant lango, ant durų, ant sienų, na, tam, kad papuošti, sakykim taip, interjerą, ne. Vėlgi 7 vienetai, vėlgi kaina nedidelė, iki 1 euro. Toliau turime šitokius 5 dėžutės, iš tiesų neįsivaizduoju apie šitokio. Vėlgi buvo pirkta, man atrodo, 1 ar 21 centas, ne. Hero holder, tai yra plaukų, kaip suprantu, džiovintuvo, greičiausiai laikiklis, kuris kabinamas vėl greičiausiai kažkokį tai mechanizmą. Šitas dalykas sukas yra plasmasinis, šitas visas geležinis. Neįsivaizduoju iš tiesų, kaip čia, va tai va greičiausiai tas plaukų džiovintuvas kišamas, ne, reikia ištrauktis, taip manau, kažkokios tai įmonės, kurie dirba su plaukais, tai yra kirpyklas, gal ir nieko, bet greičiausiai čia va taip išsikiša, ne, ir laikosi. Norėtų įsitikėti, bet vienintelis dalykas, kuris man nesuprantamas, kad čia yra Free Nail Glue, Quick Dry. Bandau žiūrėti. Nežinau, 2017 metais greičiausiai padarytas. Net nežinau, kai čia parodytų iš vis kažkokie tai laikikliai. Jau čia matot, va. Žiūrim toliau. Čia, kaip suprantu, yra laikikliai būtent klijuojami, kur mes po to kabinsim šitą mūsų įrankį galbūt vėlgi. It's suitable for ceramic, tile, glass, metal and another hard surface. Žodžiu, kaip suprantu, yra klijai ne tik nagams, bet ir priklijuoti ant keramikinių paviršiaus kažkokį tais metalinius daiktus. Taigi yra, kaip suprantu, viena iš šitų dalykų. O čia pamozuojam ir klijuojam ir turėtų laikytis. Čia mes turim standartinio lauko skėčio, būtent viršutinę tą dalį. Ne. Nei suplyšęs, nei ką. Ir va tokius vat kišenėlės būtent tvirtinimui. Taigi tamstelės tokios lemputės. Greičiausiai apie 50 metrų. Aš tiesų jį gerai atsimenu. Ir žinokit, man pakabinsiu jas lauką būtent kalėdiniam dekorui, ne? Turiu tokius du vienetus, pakabinsiu, parodysiu kaip atrodys. Tamsas atrodo mūsų tos lemputės. Na, iš tiesų tikėjausi, jog, nežinau, atrodys biškai gražiau, ne? Bet šviesos duoda labai daug.
Iš tiesų norėtųsi būtent jeigu žiemos metu, kad jos mirksėtų. Ne, čia pas mus tiesiog. Štai va tokia va lemputė, ne? Na, šviesos taip, duoda, tikrai daug duoda, bet vat kai matote, ne, kaip kalėdinis papuošimas, iš tikrųjų man nepatinka. Taigi, tamstelės, tada mes turim štai tokį dalyką, Acne Plasters. Iš tiesų, kaip supratau, jog tai yra pleistriukai, kiek pasigūglinau, kurie būtent klijuojami ant veido ant kūno, ne? Ir jie skirti tam, jog spuogus ir tos visokius tai niežus, ne, viską tą pašalintų. Iš tikrųjų, kiek žiūrėjau, gali pasigūglinti, ne, kaip supratau, klijuojasi tiesiog ant kažkokių tai tokių spogų, ne, kažkokių, ir per naktį tas dalykas turėtų, na, kažkaip pašalinti būtent, arba, na, minimaliai, ne, bent jau sumažinti tą jūsų, na, spogą, kaip čia, kažkaip taip. Ką tam stelės, toliau mes turim tokius 2 RFID modulius, ne? Jie yra lygiai tokie patys. Šitas dalykas, kaip supranta, yra kažkaip tai registruojamas berods, ne? Per special programėlę. Galbūt klystu, taigi 10 vienetų. Ir žiūrim, principas jau koksai. Ogi. Įsijungiam savo NFC. Matot, mums rodo tuščia žema. Taigi, kaip suprantu, jį reikia surišti su kažkokia tai funkcija, su kažkokia tai, su kažkokiu tai veiksmu, kuris norite, kad būtent šitas tagas atliktų. Taigi, va tokios 10 tuščios RFID žymos, tai yra 20, 2 vienetai, manau neblogai. Vėlgi, na, turi vietą būti, nieko daugiau nesugalvojau, kas jums su jais sumastyti. Iš tikrųjų, galbūt kaip reklamą kažkokį, kaip lipduką, ne, nuskanuoji, pridedi ir, na, kažkoks tai veiksmas įvyksta. Taigi, tokius 2 vienetai. Ir tamstelės dar vienas dalykas. Va, štai tokie 2 pakeliai. Jo, vienodi. Iš tikrųjų, kaip supratau, tai yra dalykai skirti nagams. Neįsivaizduoju, kaip jį dirba ir kaip. Čia reikia žaistis, ne? Ar čia nagą reikia padėti, ar čia iš viršaus, iš apačios. Galimai čia kažkokia aparatėlėje statomas, bet anyway, va čia vat viskas neparašyta. Tai yra dūmų detektorius 10 vienetų. Štai taip atrodo. Iš tiesų nerandu aš čia galimybės, kaip pakeistas batereikas. Na, ko jis čia dirba, bet anyway. Žiūrim, turi jisai štai tokią neblogą. Na, žodžiu. O čia mes turim magnetukus. Matoma, ne? Taigi jūs norite prikabinti ant kažkokio geležinio paviršiaus, tarkim skidelio, ne, elektros, ar nežinau, galimai į garažą, galimai į namus, ant kokio, nežinau, gartraukę, ne? Pagal faktą, kiek matau, jog virtuvė, kur čia, ne, rodo, jog negalima virtuvė ant gartraukę, ne, ir duše. Jo labiau ir garaže, nes, na, kaip suprantu, mašinos išmetamos tos dujos, ne, jį gali suaktyvinti laiptinėse, biure, pastate, na, žodžiu, visur kambariuose. Taigi, ką aš čia turiu? Kaip suprantu, va taip jis jau užsidaro, kabinam va štai šitą va dalykėlį ant varštuko, arba, kaip supratau, klijuojam, žiūrėjom toliau, jo, jis yra priklijuotas visur toksai magnetukas, kur galime mes taip prikabinti. Kaip veikia šitas dalykas? Bet čia mes turim mažiuką on-off mygtuką. Ganėtinai garsus. Na, vėlgi taip kabinam, do not paint, viskas kaip ir tvarkoj. Vėlgi pamėginsim tuoj pratestinti jį ant dūmų. Tamstos mes turim štai tokį vat Voban, nežinau, kažkaip kaip lemputės su pulteliu. Vėlgi bandom atidaryti, pasižiūrėti. Matosi, prekė buvo grąžinta ir
Ja, ir lipduką aš čia nematau. Iš tikrųjų, tie lipdukai, nežinau, ar čia grąžintinos prekės ir patikrintos, ar čia grąžintinos prekės taip pažymimos. Bet anyway, žiūrim, kas viduj. Aš tokie dalykėliai, blokelis, laidai. Na ir va, čia turim mes čia turim 3M, ane, kabinimas greičiausiai. Taigi 6 lemputės, pultelis. Pultelis vėlgi galima jį prikabinti, ne? Matot? Štai va specifikacijos, jei kam įdomu. Tokį principą jisai turėtų pasijungti. Turim pultelį, bandau, žinokit, pajungti, pasižiūrėti, pačiam įdomu. Va, štai ir šviečia. Vėlgi jungiu, viską lauk. Va, tiek šviesos mums duoda. Jokių sensorių nėra, jokių mygtukai nepersijunginė, viskas, kaip suprantu, veikia nuo šito pultelio. Taigi va, on, off, patys matot. Ryškumas, o, 100%, 7.5, PAM 25. Mirksiukas kažkoks, sos pagalbos berods. Net neįsivaizduoju, kad čia su širdelė pulsuojantis, ne, toksai. Night mode. Na, tiesiog blinktelimas kažkoks. Ir kai suprantu, kažkoks timeris, ne, po kiek laiko jie išsijungs. Po 3 minučių, 5 ar 60. Anyway, šitos dalykas. Vėlgi šešivientai, matot, dirbam, nemanau, kad kiti nedirbs. Taigi, čia mes turim štai tokią kalnėlę. Iš tiesų, jau atidarnėjau ją, man teko biškai ją pakraut. Neįsivaizduoju, kelias dienas praėjo, ar jinai laikys tą pakrovimą. Turim šitokią makulatūrą. Ne, pati paprasčiausia, nemanau, kad čia kažkokia ypatinga. Baterijų status, ne. Manualas antras. Dar vienas manualas. Štai taip atrodo. Va čia matome kažkokius tai minimalius pažeidimus. Čia gal purvas labiau. Jo, čia purvas tiesiog nuo gumos, ne. Šitas dalykėlis iš tiesų mane domina, kas viduje. Bandysiu atsuk pasižiūrėti iš karto. Turim 2000 mAh būtent bateriją. Norėtųsi tikėti, kad čia yra tiesiog įstatoma baterija, kurią mes galėtume iš karto pakeisti, ne? Jo, taigi žiūrim. Super, 1.6. $18,650 standartinė batereika. Prilituota iš dviejų pusių, jau tas yra gerai, nes visą laiką galim pakeisti ir mūsų tas aparatėlis veiks lygiai tiek, kiek ir kokią batereiką mes pastatysim. Tas džiugu apgalvota ir iškart matosi, jog, na, tikrai baterija yra. Gerai, žiūrim, kas toliau. Bandau jungti iš tiesų. Kiek suprantu, laido čia nėra.
Ai, va, dar čia, ne? Micro SD. Žiūrim, gal iš karto dėžės, kas čia įeina. Bluetooth'ai, GB, kortelės. Žodžiu, pagal modelį kažką labiau išsiaiškinsim. Music, MP3, keičia spalvas, touch sensor, LED lamp, alarm clock ir 2000 mAh baterijka. Čia jungimas, nežinau, šitų funkcijų daug, microSD, Type-C pakrovimais, USB host, flešiukas arba microSD kortelė. Kaip suprantu, čia mes įjungiam jį. Taigi tam stelės teko atsineš powerbanką. Ir ką, žiūrim. Type-C. Jau matom, va, pakrovimas eina. Bandau pačiausia vėl įjungt. Ahai. O, žiūrim, dirba, ne? Va čia yra šviršaus sensorius. Tada užjungtas jis lempas. Žodžiu, laikrodis. Vienas režimas. Šviesesnis. Dar šviesesnis. Mėlynas. Ai, čia persilieja, ne? Jo, įdomiai čia jisai, karočią. Įdomiai jisai čia dirba. Na ką, bandau aš jį, žodžiu, jungt, pasižiūrėsim, kas čia. Aha, off, supratau. Hi. Čia. Čia mes matom, Bluetooth'as buvo. O. Bluetooth'as, dingo Bluetooth'as. Pačiausiai, kai suprantu, pasijungia kortelės. Va, D28S. Susijęm. Atlikta gerai. Ir ką, bandau suras kažkokią tai dainą. Bijau vieną dalyką, kad YouTube'as gali užblokuoti būtent tą garsą takelį, bet, na, ant greito painginėsiu, pabandysiu peršokti tam, kad parodyt, na, patį garsą, ne? Не переживай, моя возьмем. Tamsus dėl muzikos nepykėt, iš tikrųjų random visas muzikas junginėjau. Tiesiog, jog parodyt jau, kaip jums grojate kalnėlį visų garsų. Taigi štukė kalnėlio, ilgai mes čia jau siejam, bet anyway dirba. Nežinau, kiek batarkė tai laikys, tas sensorinė lempa irgi įdomi veikia. Ir ką, į pabaigą nustumšti tokio dalyką. Tai yra buvo šviestuvas. Kai suprantu, šviestuvas dirba nuo saulės baterijų. Savyje turi kažkokį tai akumuliatorių. Vėlgi turėtų būti 4 vienetai ir tai va išsiskleidžiantis. Šitos blokelis, saulės elektra, ne? Matosi, va, jau iš karto kaunasi jisai. Nežinau, kaip čia parodyti. Nu, va šitos mano apšvietimą jau jisai ir kaunasi, tas gerai. Žinau, bandom gal tokį vieną pajungti, pasižiūrim. Kaip šitas atrodo.
supratau, tamsus tai yra vienas bendras laidas. Va, tiesiog va, tai va, įsistato. Ir, jeigu gerai prisimenu, tai yra koliukai. Vėlgi įdomiai, kaip tie koliukai. Ai va, laidai va, tai va, čia įsikiša. Ne, pagal faktą turėtume pasislėpti, ne? Bandom tai padaryti. Ja. Gerai, kad pasislėpia. Super. Daina eina. Matau kažkokį tai pažeidimą čia, bet lyg ir nieko rimto. Ką, žiūrim, ar jisai pas mus veikia. Aha. Taigi, jisai veikia, bet reikia išjungti. Va štai taip, ne? Davai pažiūrim brėžimus. Na, anyway, jūs įsivaizduojate, ne? Jis stovės va taip išsiskėtęs. Išsiskėtęs visas pusės. Ir ką, žiūrim. Čia mes turim režimus. 7 režimas. Aštuntas. Pirmas. Kame esmė, kad jis net kraunasi, būtent nuo šitų pačių šviesų, kurios spindi. Vėlgi neblogai, ne? Pats save pasikrauna. Antras. Na, reiškia, kad žodžiai šiandien čia visus sujunginėjau. Jo, tamsus neblogas dalykėlis. Vėlgi, kas man patiko, kad jisai pats save krauna. Va, vėlgi dingo, vėlgi šviečia. Na ir išim. Žodžiu, štai toks dalykas, atrodosi visai neblogai. Turime net pultelį. Na, pažiūrėm, kas pultelį čia. Jo, tiesiog tie patys 8 režimai ir timeris.